Sveiki visi, laba diena, gal greičiau labas rytas. Džiaugiuosi šiandien, kad iš tikrųjų tiek daug sulaukėm susidomėjimo ir turime nemažai, tikrai didelį kiekį prisijungusių į šiandieną seminarą, kurio tema yra verslo efektyvumo rodikliai ir jų svarba. Tai iš tikrųjų šiandienos pagrindinė tema dienos yra tokia, kad yra analitika. Tai yra kaip galima analizuoti ir ką galima analizuoti, kokius rodiklius naudoti. Tai šiandien apie tai bus pagrindinė kalba. Ir naudodamasis progą aš norėčiau priminti, kai ką informuoti, kas dar nežino, jog gruodžio mėnesį Rivilė išleido naują Rivilė Gama sistemos versiją, kurioje vienas iš pagrindinių turbūt naujovių, kas buvo sukurta ir pateikta vartotojams, tai yra rinkiniai. Rinkinių esmė yra tokia, kad rinkiniai leidžia praturtinti turimus duomenis ir iš tikrųjų įsivesti daugiau dimensijų analizai, analitikai. Ir tai iš tikrųjų leistų vartotojams, naudotojams, sprendimų priėmėjams iš tikrųjų matyti detalesnius skaičius, detalesnę analitiką ir iš tikrųjų priimti tuos sprendimus. Tai kalbant šiandieną apie analitiką, tai šiandien svečiuose mes turime Vytautą Siaurusaitį, iš Deikių, Kliko atstovą, kuris iš tikrųjų įves ir parodys apskritai plačiaja prasme, kokie yra naudojami rodikliai, kokia jų yra svarba, analizuojant Lietuvos įmonių veiklą, pelningumus, kokius apskritai reikia naudoti rodiklius ir ką jie reiškia. Tai norėčiau pakviesti Vytautą pateikti savo žinias ir viską tai, ką turi mūsų vartotojams. Sveiki. Tai ačiū pirmiausia visiems, kurie susirinkot. Ačiū Rivilei už tokį suteiktą galimybę pasidalinti savo patirtim. Ir kaip Marius prieš tai minėjo, tai tikrai Rivilė labai daug investuoja, kad jūs analitikoje galėtumėt būti pažangesni. Ir iš kitos pusės šiandien tikrai pasidalinsiu mūsų patirtimi ir valstybė iš tikrųjų atveria vis daugiau atvirų duomenų. Ir jeigu anksčiau mes matydavome tik tai darbo užmokestį, kurį jau 4 metus galima analizuoti visiškai nemokamai pagal kiekvieną įmonę, tai šiais metais buvo atverti duomenys su Lietuvos įmonių pardavimo pajamom, pelnu ir visą tai galima registrų centre matyti nemokamai. Ir panaudojus būtent analitikos priemonę, sujungus Sodros skelbiamą informaciją, kiek yra darbo užmokesčio fondas, kiek darbuotojų dirba ir kiek įmonės iš tikrųjų pajamų turėjo, kiek pelno, mes turime tikrai daug padarę įžvalgų, būtent efektyvumo rodiklių prasme, kuriuos tikrai, manau, galėsit patys panaudoti ir išanalizuoti ir pasilyginti, kaip atrodote savo mieste, savo regione, savo savivaldybėje netgi ir suprasti, kur galėtumėt, kokius tikslus galėtumėt keltis į sekantiem arba netgi ilgesniam laikotarpiui. Tai pirmiausia, noriu pristatyti 20 metų rezultatus, kurie gal išdidinsiu tiesiog visą grafiką, kur tikrai akivaizdžiai matosi, kad verslas su būtent pandemijos iššūkiai susitvarkė ir 20 metais naujausi duomenys rodo, kad apyvarta išliko panaši, tai yra netgi šiek tiek viršio. Jeigu buvo 19 metais 92,7 milijardo, tai apyvarta buvo viso Lietuvos verslo apie 93,5 milijardo ir mes čia analizuojame 83 tūkstančius įmonių duomenų. Norėčiau atkreipti dėmesį į pelno
dydį. Tai pirmą kartą iš tikrųjų Lietuvos istorijoje pasiekta 7,2 milijardo pelno suma ir pelningumas yra pernai metais padidėjo. Ir jeigu mes žiūrėtume būtent į pelno pokytį, tai matome, kad geltonas stulpelis rodo, kad iš tikrųjų pelno padidėjimas buvo nuo 5,7 milijardo iki 7,2 milijardo. Tai pelno padidėjimo suma iš tikrųjų 1,4 milijardo, tokios sumos per paskutinius 10 metų, tokio pokyčio nėra buvę. Ir tai rodo, kad mūsų verslas po turbūt 99 metų krizės, po 2008-2009 metų krizės išmokęs yra daug pamokų. Be abejo, tai daugelis yra subalansavę savo rodiklius ir vertina savo verslą žymiai atsargiau ir dėl to turbūt pavyko suvaldyti šią krizę ir akivaizdžiai matosi, kad verslo rodikliai yra labai labai geri. Tai pažiūrėkime iš tikrųjų, kaip atrodo ne tik pelnas, bet būtent efektyvumo rodikliai, į kuriuos šiandien daugiausiai ir skirsime dėmesio. Tai pirmiausia, pažiūrėkime, kaip keitėsi pardavimo pajamos ir santykinis rodiklis, kuris labai gerai atspindi darbuotojų efektyvumą, tai yra pardavimo pajamos per darbuotoją. Tai viršutinė linija noriu akcentuoti, kad duomenų kiekis čia yra tikrai didelis ir 83 tūkstančiai įmonių, juose dirba 812 tūkstančių darbuotojų. Ir jeigu mes kalbėtume apie santykinius rodiklius, kurie yra tikrai labai labai svarbus, tai pardavimo pajamos vienam darbuotojui. Tai pernai metais mes turėjom 115 tūkstančių eurų pardavimo pajamas vienam darbuotojui. Ar tai yra labai aukštas rodiklis? Mes tuoj pažiūrėsime pagal tam tikrus sektorius ir tikrai rasime skirtingų situacijų. Tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį į būtent šitą raudoną liniją. Tai jeigu mes 2004 metais turėjome 43 tūkstančius eurų pardavimo pajamas per darbuotoją, tai dabar yra 115 tūkstančių eurų. Tai augimas daugiau kaip 2 kartus yra. Per 15 metų pardavimo pajamos vienam darbuotojui užaugo daugiau kaip 2 kartus. Ir dabar šiek tiek šitais rodikliais galima pažiūrėti, o kaip atrodo skirtingi sektoriai. Tai pavyzdys, jeigu mes analizuojam tik apdirbamąją gamybą, kurioje darbuojasi apie 200 tūkstančių darbuotojų ir yra 7700 įmonių, tai apdirbamosios gamybos pardavimo pajamos vienam darbuotojui yra šiek tiek mažesnės negu Lietuvos vidurkis ir tai yra siekia arti 100 tūkstančių eurų. Ir matome, kad apdirbamoji gamyba nuo 30 tūkstančių eurų per 15 metų užaugo iki 100 tūkstančių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Lietuvos verslo efektyvumas, būtent skaičiuojant, kiek yra pardavimų padaroma skaičiuojant vienam darbuotojui, padidėjo apdirbamojo gamybai daugiau negu 3 kartus. Nuo 30 tūkstančių eurų iki 100 tūkstančių eurų. Be abejo, kiekvienam iš jūsų labai svarbu žiūrėti savo sektorių. Tai dabar mes dėl laiko stokos neturėsime tokios galimybės, bet vieną pavyzdį parodysiu, kad tiesiog galėtumėt šitos duomenis analizuoti patys. Gal vieną akcentą tik tai, kad visą tai, ką šiandien visą valandą šnekėsime, jūs galite visiškai nemokamai analizuoti BI Free Sodra parsisiuntę mūsų nemokamą aplikaciją ir detaliausiam lygiai galėsite žiūrėti ir analizuoti savo sektoriaus duomenis. Dabar parodysiu vieną pavyzdį, kaip tai daroma. Pavyzdžiui, apdirbamojo gamybai mus domina sektorius, pavyzdžiui, baldų gamyba. Pasirinkus baldų gamybą jau mes matome tik baldininkus, kurie priskyrė save šitai veiklai. Ir tai reiškia, kad yra beveik 1000 įmonių. Šitose įmonėse darbuojasi beveik 29 tūkstančiai darbuotojų ir apdirbamosios gamybos pardavimo pajamos per darbuotoją siekia tik 70 tūkstančių eurų. Ir pelnas yra 4400 eurų, pelnas per darbuotoją. Ir tokiu būdu jūs galite matyti, kad skirtingi sektoriai, pavyzdžiui, drabužių siuvimas yra turbūt vienas neefektyviausių sektorių ir rodau, kad kokie dideli skirtumai, nors mes kalbame apie tą pačią apdirbamąją gamybą. Tai pavyzdžiui, drabužių siuvimo sektoriui yra 28 tūkstančiai pardavimo pajamos.
tokiu būdu, nors ir pelningumas galbūt yra keli procentai, bet pelnas per vieną darbuotoją skaičiuojant yra tik tai 1600 eurų ir tai yra kokius 6 kartus, 7 kartus žemesnis pelningumas negu analizuojant visą rinką. Tai dabar vėl pagrįžkime prie visos Lietuvos rodiklių ir pažiūrėkime dar kitus sektorius, kurie yra dominuojantis. Tai ką mes kalbėjome su Rivilės atstovais, tai yra apdirbamoji gamyba, prekyba ir transportas saugomas, tai yra patys didžiausi sektoriai, kuriuose yra būtent trečdalis Lietuvos klientų, būtent naudojasi Rivilė ir čia yra didžiausi bent sektoriai įvardinti, kuriuos šiek tiek šiandien panalizuosim giliau. Tai pasirinkime dabar didmeninę mažmeninę prekybą ir vėlgi akcentuoju, kad didmeninė mažmeninė prekyba, analitikos gal tokį akcentą norėčiau pasakyti, kad svarbiausia analitikoje yra du dalykai. Tendencijos sekimas ir pati imtis. Kad būtų galima daryti kažkokias išvadas, neužtenka žiūrėti 2 arba 3 įmonių, nes tai ir nėra, tai imties prasme tai nėra reprezentatyvų. Tai mes dabar turime 22 000 įmonių, kurios užsiema didmeninė mažmeninė prekyba. Sąlyginis darbuotojų skaičius 180 000 darbuotojų. Darbo užmokesčio fondas 2,8 milijardo per metus. Ir sutikite, kad šita imtis yra iš tikrųjų įspūdinga, iš kurios galima jau daryti įžvalgas. Ir atkreipkite dėmesį, kad pardavimo pajamos per darbuotoją užaugo nuo 81 000 eurų iki 222 000 eurų. Vėlgi, tai yra beveik 3 kartai. Per 15 metų efektyvumas užaugo 3 kartus. Akcentas jums, jeigu esate, pavyzdžiui, mažmeninės prekybos įmonė, tai pasirinkite mažmeninę prekybą ir pamatome, kad mažmeninės prekybos efektyvumas užaugo lygiai taip pat, bet jo absoliučiniai skaičiai yra gerokai mažesni negu didmeninės, pavyzdžiui, prekybos. Tai mažmeninės prekybos pardavimo pajamas per darbuotoją 134 000 eurų, pelnas per darbuotoją 9 900 eurų. Ir svarbiausia yra, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį būtent į šitą tendenciją. Raudona būtent linija rodo dešiniam grafike, būtent rodo, kokiu tempu, kokiu greičiu didėja efektyvumas vienam darbuotojui. Atkreipkite dėmesį, dar prieš 5 metus pardavimo pajamos mažmeninėje prekyboje siekia 90 000 eurų. Ir tikrai turbūt ir Rivilė nebereikalo investuoja į papildomas galimybės, papildomus įrankius, kaip pagerinti jūsų duomenų kokybę, kaip matuoti labiau, ar tai būtų prekių apskaita, ar tai būtų darbo valandos. Visa tai yra išmatuojama ir analitika tikrai prisideda prie to, kad ir sudaro prielaidas efektyvumo didinimui. Tai tokio spartaus augimo, mes tokį spartų augimą turėjome nuo 2004 metų iki 2008 metų, po to turėjom stagnaciją efektyvumo augimo prasme, tai tame laikotarpyje labiau buvo norima didinti pardavimus, buvo ieškoma daugiau darbuotojų. Tuo tarpu paskutiniai 5 metai tendencija mažmeninėje prekyboje yra tokia. Norint didinti pardavimus, reikia didinti ne darbuotojų kiekį, o investuoti į savitarnos kasas, į papildomų efektyvinti procesus ir vis labiau įmonės su tiek pat arba su mažiau darbuotojų pasiekia 10 arba 15% augimą. Ir pažiūrėkime gal paskutinį pavyzdį detalesnį, kuris didesnė grupė, tai yra didmeninė prekyba. Atkreipkite dėmesį, kad didmeniniai prekyboje skirtumas apyvartos prasme yra tiesiog fantastinis. Ten buvo 130 000, čia 372 000 eurų pardavimo pajamos per vieną darbuotoją ir atkreipkite dėmesį į pelną. Didmeninė prekyba yra 16 000 eurų pelnas per darbuotoją. Tai atkreipiu jūsų dėmesį, kad didmeninėje prekyboje dirba taip pat labai didelis darbuotojų kiekis, 60
2000 darbuotojų. Ir dabar noriu parodyti, kaip atrodo darbo užmokestis. Tai imkime vidutinį darbo užmokestį vienam darbuotojui. Čia yra per bet kokį rodiklį galima pasirinkti ir visi duomenys pasikeičia. Tai dabar būtent jūsų dėmesį noriu atkreipti į didmeninės prekybos darbo užmokesčio sumą. Atkreipkite dėmesį, kad didmeninės prekybos darbo užmokesčio suma nuo 2010 metų, kai darbo užmokesčio suma siekė 10 000 eurų, padvigubėjo. Šiuo metu didmeniniai prekyboje, norint prisitraukti vidutinės kompetencijos ir vidutinių, sakykime taip, gebėjimų darbuotoją, jau yra 20 000 eurų, toks yra metinis atlygis, visos šitos sumos yra bruto. Ir dabar parodysiu būtent per darbo užmokesčio prizmę, kaip skiriasi mažmena nuo didmenos, būtent per darbo užmokestį. Tai didmeninės prekybos, mes atsimenam, buvo 20 000 darbo užmokestis, mažmeninės prekybos darbo užmokestis yra tik tai 13 000 eurų per metus, kas yra šiek tiek daugiau negu 1000 eurų. Tai nors mes turime prekybą kaip tokią, akivaizdžiai matome, kad ir pardavimai skiriasi kartais tarp mažmenos ir didmenos. Ir pelnas skiriasi gerokai nuo 10 000 iki 16 000. Ir pažiūrėkime dabar dar vieną labai svarbų rodiklį. Tai pažiūrėkime, kaip atrodo pelnas, kaip atrodo pelno augimas lyginant su darbo užmokesčiu. Tai pasikeičiam būtent į pelnas per darbuotoją ir vėlgi tai yra santykinis rodiklis, kuris mums puikiai iliustruoja paskutinių 15 metų verslo dinamiką. Tai pirmiausia, gal pažiūrėkime bendrai visos Lietuvos duomenis, o tada nukeliausime iki tam tikrų sektorių. Gal tik akcentą pasakysiu, kad gale mes tikrai esam palikę laiko klausimams. Tai jeigu turite arba labai konkretų sektorių, kurį norėtumėt pažiūrėti, ar tai būtų kažkoks tai baldų gamyba ar kitoks klausimas, tai drąsiai klauskite. Tam Zoom TV yra specialiai platformoje klausimų skiltis ir mes aktyviausiam klausimus užduodančiam dalyviui, kaip DQ Analytics, padovanosime 1 valandą nemokamos konsultacijos būtent apie jūsų sektorių. Tai būkite aktyvus, nes didžiausia vertė bus turbūt būtent klausimų dalyje. Tai dabar grįžtu prie veiklos pelno per darbuotoją, kodėl šitas rodiklis yra labai svarbus ir ką jisai mums pasako. Tai pirmiausia, pažiūrėkime dinamiką 15 metų, kad suprastume apskritai, kaip vystėsi visą tai. Tai 2004 metais pelnas vienam darbuotojui buvo 2000 eurų ir atlygis tuo metu buvo apie 5000 eurų. Matome, kad prieš pirmą, sakykime, tą bangą, prieš 7-8 metus pelnas vienam darbuotojui buvo užaugęs iki beveik 8000 eurų, vidutinis atlygis irgi buvo beveik 8000 eurų ir tai praktiškai buvo pelno ir darbo užmokesčio suma panašiam lygyje. Tai yra tiek pelnas, tiek darbo užmokesčio suma buvo labai panašiam lygyje. Kas įvyko po 8 metų? Krito ir darbo užmokestis ir krito, bet darbo užmokestis krito mažiau. Pelnas per darbuotoją buvo minus 2000 eurų. Tai reiškia, kad verslas patyrė nuostolius. Ir mes matome, kad tai buvo tik per 15 metų analizuojamų, tik tai 1 metai buvo, kai visa Lietuvos ekonomika tiesiog patyrė nuostolį ir tą nuostolį labiausiai turėjo būtent patyrė verslas. Taip, darbuotojams irgi mažėjo atlygis. Ir paskutinius 10 metų analizuojant, pradedant nuo 2010 metų, mes turime nuolatinį augimą. Pabrėžiu, kas yra labai svarbu ir ilgalaikės tendencijas analizuojant. Nuolatinį.
Ir labai svarbu stebėti, kokia kreivė, kokiu kampu kyla. Tai jeigu mes kalbam raudoną kreivę, žiūrėtume ir analizuojame būtent darbo užmokesčio augimą, tai ta kreivė tikrai yra, sakyčiau taip, labai agresyviai, praktiškai vos ne 45 laipsnių kampų kyla į viršų. Ir dėl ko mes čia ir kalbame ir būtent su Rivilės atstovais kalbėjom, kad darbuotojų darbo užmokestis tampa ta sritis, ta dalis finansinė, kuri yra lemiama netgi jūsų veiklos pelningumui. Jeigu turite, kad ir 1000 darbuotojų savo įmonėje ir mokate atlyginimą mažiau negu ten 1000 eurų, sakykime, dirbdami mažmeninėje prekyboje, jūs bendram Lietuvos kontekste, kai dirbančių yra daugiau kaip 1 milijonas, vis tiek esate įtakojami rinkos ir rinkos tendencijos, jeigu mes kalbam bendrai 812 tūkstančių darbuotojų, tikrai darbuotojai keičia darbus, tikrai keičia sektorius netgi, iš mažmenos ateina į apdirbamąją gamybą, iš gamybos eina į transportą, logistiką ir panašiai. Tai bet kuris sektorius yra veikiamas ir įtakojamas konkurentų ir šitą tendenciją, kaip parodau dažniausiai akcininkam, finansų vadovom, kad atlygis paaugo 2 kartus per 10 metų, tai yra dažnai sukelia tam tikrų klausimų. Ir klausimas, į kurį jums rekomenduoju atsakyti, tai pasitikrinkit, ar jūsų įmonės ir jūsų veiklos sektoriaus tendencijos yra tokios pačios. Ar jūsų darbo užmokestis, ar jūsų įmonės darbo užmokestis mokamas atitinka tas pačias tendencijas. Ar vis dar jūs esate konkurencingi? 2 aspektais. Ar sukuriate tiek veiklos pelno per darbuotoją, tai ar akcininkų grąža, ar darbuotojai uždirba tokią sumą, kokia yra sektoriui, ir ar akcininkui lieka grąža, būtent skaičiuojant per vieną darbuotoją. Tai ką norėčiau akcentuoti būtent pelno atžvilgiu, kad būtent 2020 metais buvo pasiektas visų laikų rekordas pelno per darbuotoją, tai yra 8800 eurų, tuo tarpu vidutinis darbo užmokestis paaugo iki 16 700. Tai kokia žinutė bendrai yra? Realiai 1 euras, jeigu atitenka akcininkam, 2 eurai atitenka darbuotojam. Jeigu atitenka 16 000 eurų darbuotojam, 8 000 eurų akcininkam. Visiškai paprasta. Uždirbote 500 000 eurų veiklos pelno, klausimas, greičiausia darbo užmokesčio suma turėtų būti 1 milijonas. Jeigu 500 000 veiklos pelnas, 1 milijonas darbo užmokestis. Bet čia labai apibendrintai ir kiekvienam sektoriui reikėtų pažiūrėti dabar šiek tiek giliau. Tai paimkime apdirbamąją gamybą. Ir kodėl yra tai svarbu analizuoti būtent sektoriais. Tendencijos yra tikrai skirtingos. Šiuo atveju atkreipkite dėmesį į apdirbamąją gamybą. Pelnas, būtent reiškiasi pelnas prieš apmokestinimą per darbuotoją, mėlyna kreivė, jinai augo visiškai kitaip, drastiškai ir padvigubėjo per paskutinius 4 metus. Atkreipkite dėmesį, pelnas per darbuotoją 17 metais buvo 4 000 eurų, šiuo metu 8 800 eurų. Pelnas vienam darbuotojui apdirbamojo gamyboje padvigubėjo per 4 metus. Pasitikrinkit, ar jūs esate tame sektoriuje, ar apdirbamojo gamyba, ar jūsų tokios pačios yra koreliacijos. Iš kitos pusės, darbo užmokestis. Darbo užmokestis irgi paaugo, jeigu mes žiūrėtume nuo tų pačių 2007 metų, tai nuo 13 000 eurų paaugo iki 16 000 eurų. Bet vėlgi mes greičiausiai susidursime analizuodami giliau, kad kai kurie sektoriai, dabar paimkime dar vieną kokį pavyzdį, pavyzdžiui, gėrimų gamyba turi kitą tendenciją. Pavyzdžiui, darbo užmokestis gėrimų gamyboje paaugo ir jau gėrimų gamyboje mokama 22 000 eurų darbo užmokestis per darbuotoją, bet atkreipkite dėmesį, kad pelnas vienam darbuotojui gėrimų gamyboje jau 15 metų praktiškai svyruoja apie 10 000 eurų.
Tai reiškia, kad labai skirtingi sektoriai yra skirtingai investavę į robotizaciją, automatizaciją, į analitiką tą pačią ir yra skirtingai pasiekę skirtingus rezultatus. Kaip pavyzdį parodysiu. Darbuotojų skaičius, jeigu mes pažiūrėtume darbuotojų skaičių, kaip keitėsi vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius, mėlynas tulpelis. Atkreipkite dėmesį, rodo, kad nuo 5000 darbuotojų šitam sektoriui, nuo 4800 darbuotojų, šiuo metu šitam sektoriui liko dirbti 2500 darbuotojų. Praktiškai per pusę sumažėjo darbuotojų kiekis gėrimų gamyboje, tuo tarpu, jeigu mes analizuosime absoliutinę reikšmę pardavimo pajamas, tai mes matome, kad pardavimo pajamos nuo 250 milijonų padidėjo iki 500 milijonų. Ką tai reiškia? Efektyvumo augimas yra dvigubas. Dėl to, kad darbuotojų kiekis buvo sumažintas 2 kartus, o pardavimo pajamos augo 2 kartus. Reiškia, efektyvumo augimas per paskutinius 15 metų yra 4 kartus padidėjo. Tai reiškia, įmonės tikrai investavo, robotizavo, automatizavo ir šiandien dienai gali mokėti 22 000 eurų darbuotojams ir tuo pačiu akcininkam lieka 10 000 eurų veiklos pelnas per darbuotoją. Tai pagrįšiu dabar prie darbo užmokesčio fondo. Taip, darbo užmokesčio fondas. Dar yra viena svarbus rodiklis, kurį noriu akcentuoti ir noriu trumpai parodyti, tai kaip keitėsi darbo užmokesčio fondas ir kaip keitėsi darbo užmokesčio dalis nuo pardavimo pajamų. Tai šita vieta irgi labai, manau, šitas rodiklis yra per mažai išnaudojamas ir labai retai aš jį sutinku, kad būtent personalo vadovai, finansų vadovai šitą rodiklį naudotų. Dažniausiai kalbama, koks bus vidutinis atlygis ir kiek reikia didinti atlyginimą. Tai mūsų kaip analitikų rekomendacija ypatingai atkreipti dėmesį į šį rodiklį, nes tai parodo iš tikrųjų ne kiek vidutinis darbuotojas uždirba, bet kokią procentinę dalį nuo pardavimų verslas skiria darbo užmokesčio sumai. Vėlesniuose etapuose be abejo mes kalbame apie būtent etatų kiekį ir kiek vienas žmogus sukuria vertės ir kaip vidinį atlygio teisingumą padaryti. Bet čia yra labai svarbus dinamika labai didelė yra ir noriu ją atkreipti jūsų dėmesį. Tai jeigu mes analizuojam 20 metų perspektyvoje, tai matome, kad po pirmos Rusijos krizės buvo darbo užmokesčio fondas siekia 15%, tada darbo užmokesčio procentas nuo apyvartos buvo apie 12%, po to jisai buvo išaugęs į 9 iki 14%, čia tokie buvo praktiškai amerikietiški kalneliai. Tada labai buvo stiprus kritimas į 11%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai yra didelė bedarbystė, kai žmonių rinkoje be darbo yra labai daug, tada yra darbdavių rinka. Tada darbdavys renkasi, nekelia atlyginimo ir sumoka mažiau darbo užmokesčio procentas nuo apyvartos. Ir jisai buvo nukritęs iki 11%. Bet atkreipkite dėmesį per paskutinius 10 metų, kokio statumo kreivė. Tai reiškia ką? Kad šiuo metu darbo užmokesčio suma, 13,5 milijardo, sudaro 14,5% nuo apyvartos. Ir jinai yra padidėjus nuo 10% iki 14%. Tai reiškia, kad jeigu jūs retrospektyviai žiūrite atgal ir sakote, bet mesgi mokėjome 12% nuo apyvartos ir toks fondas turi būti mokamas ir čia žiūrėkime atgal 10 metų ir vidurkis yra 12%. Jūs galite labai lengvai iškristi iš rinkos ir iš žaidimo, nes kai prarasite darbuotojus, labai tikėtina, kad priėmimas jų bus tikrai ženkliai brangesnis, efektyvumas jų bus ženkliai mažesnis ir gali būti, kad tai turės labai neigiamos įtakos jūsų verslui. Tai geriau visada yra būti rinkoje, būti konkurencingu
ir laiku suspėti didinti atlygį, teisingą atlygį mokėti ir svarbiausia, kad stebėti būtent rodiklius, kas vyksta jūsų rinkoje. Tai dabar paimkim pavyzdį, tą pačią gal didmeninę mažmeninę prekybą kaip sektorių ir matome, kad didmeninė mažmeninė prekyba jisai nusistovėjo ir 3 metai jau yra mokamas 7% maždaug darbo užmokestis. Bet čia tikrai noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad reikia būtinai žiūrėti detalesniais sektoriais. Jeigu mes kalbam apie mažmeninę prekybą, tai pagaliau Lietuva per paskutinius 4 metus tikrai atitinka pasaulinės rinkos tendencijas ir už paskutinius 4-5 metus mūsų mažmeninė prekybos sektoriui, kuriame dirba 91 000 darbuotojų, jau verslai moka apie 10% darbo užmokesčio nuo apyvartos. Ir jeigu mes žiūrėtume pasaulinės tendencijas, ar tai būtų Amerikos, ar tai būtų UK, tai 10-11% retailė mažmeniniai prekybai, tai yra normaliai toks yra normalus ilgalaikis lygis ir mes jį pasivėjome. Anksčiau mes mokėjome 8% nuo apyvartos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu įmonė daro PVZ 100 milijonų eurų apyvartos, tai pagal tokią struktūrą mes 2012 nuo to pačio 100 milijonų apyvartos mokėdavom 8 milijonus darbo užmokesčiui. Šiuo metu mes jau esam priversti rinkos mokėti 10% nuo apyvartos. Tai nuo tų pačių 100 milijonų eurų, sakykim, kad nepasikeitė apyvarta, bet jau yra nebe 8 milijonai eurų darbo užmokesčio fondas, o 10 milijonų darbo užmokesčio fondas. Ir atkreipiu jūsų dėmesį, kad būtent darbo užmokesčio procento tokio mes per 20 metų nesam turėję. Tai reiškia ką? Kad jeigu mes jau turime rinkoje sumokėti nebe 8%, o 10% nuo apyvartos, tai jeigu mes nepadidiname efektyvumo, tai reiškia, kad mes turėsime tą darbo užmokesčio fondą išmokėti pelno sąskaitą. Ir greičiausiai akcininkų tai tikrai nedžiugins. Tai būtent galiu keletą dar pavyzdžių trumpų parodyti, kad pavyzdys apdirbamoji gamyba, šitas santykis taip pat keičiasi ir jisai buvo nukritęs iki 12%, dabar darbo užmokesčio procentas apdirbamojo gamyboje yra 16%. Dar vienas stambų sektorių paimsime, tai transportą ir saugojimą. Tai vėlgi rodau, kaip akivaizdžiai matosi, čia buvom kažkada neefektyvi veikla 25% darbo užmokestis nuo apyvartos sudarė, tada sumažėjo iki 15%, padidėjo iki 18%, vėl krito ir dabar transporto sektoriuje vėl mes matome tendenciją augimo. Realiai paskutiniai metai turimi duomenys yra 18% sumokama darbo užmokesčiui nuo pardavimo pajamų. Be abejo, visą tai galite žiūrėti žymiai detalesniam lygyje, kaip ir anksčiau minėtais atvejais. Tai ką norėčiau rezumuoti su efektyvumo rodikliais būtent per darbuotoją ir iš darbo užmokesčio perspektyvos. Tai 16 000 eurų darbo užmokesčio atlygis ir augimo kreivė yra labai stati per paskutinius 10 metų. Darbo užmokesčio procentas nuo apyvartos vis daug didesnis yra analizuojant 10 paskutinių metų laikotarpį. Darbo užmokesčio fondo suma lygiai taip pat yra paaugo nuo 2 milijardų šiuo metu iki 13,5 milijardo. Ir jeigu visiškai taip su pelnu surišti, tai beveik 14 milijardų darbo užmokesčio suma ir 7 milijardai pelnas. Tai reiškia, akcininkam atitenka 50 eurų, darbuotojams atitenka 100 eurų iš sukurtos vertės. Tai toks pelno darbo užmokesčio santykinių rodiklių būtų reziume. Ir dabar nukeliaukim į akcininkam, finansų vadovam turbūt labai svarbius rodiklius, tai yra turto grąža, nuosavybės grąža. Čia yra dar viena galbūt sritis, kurioje ir dar vienas atsargų rodiklis, tai GMROI. Apie kiekvieną taip pat iš jų pakalbėsime, bet kiek susiduriu būtent personalo vadovai arba pardavimų vadovai šituos rodiklius pakankamai retai analizuoja ir pakankamai retai kalbasi su savo akcininkais.
ir kartais tiesiog piknaudžiaujama, kad rinkoje didėja atlyginimai, tai reikia didinti atlyginimą. Tai viskas tvarkoja, kad atlyginimai didėja, bet klausimas, tai kokia mūsų sukūriama vertė, kiek mes naudojame kapitalo ir kokia yra kapitalo grąža. Ir ar jinai yra geresnė nei rinkoje, ar jinai prastesnė nei rinkoje. Tai pavyzdys. Nuosavo kapitalo iš viso padidėjo per 20 metų nuo 10 milijardų iki 48 milijardų. Ir atkreipkite dėmesį, kapitalo padidėjimas būtent 20 metais turėjo ypatingą šuolį, tai yra per paskutinius 10 metų mes tokio šuolio nesame matę. Nuo 43,6 iki 47,9. 4 milijardai praktiškai nuosavo kapitalo yra padidėjimas, pokytis. Ir nes buvo uždirbta 7 milijardai veiklos pelno, sumokėtas veiklos pelno mokestis, dalis dividendų ir nuosavas kapitalas iš tikrųjų paliktas ir jisai stipriai augo pernai metais. Svarbiausia santykinį rodiklį norėčiau parodyti, būtent raudoną liniją rodo, kad mes pasiekime paskutinius 10 metų analizuojant tą tvarų jau tokį laikotarpį, patį aukščiausią nuosavybės grąžos dydį, tai yra 13,3%. Būtent jeigu analizuotume 10 metų perspektyvą, mes tokios nuosavybės grąžos nesame turėję. Ir jeigu mes analizuojam turto grąžą, tai pažiūrėkime, kaip visas turtas keitėsi ir kaip keitėsi turto grąža, return on assets. Tai turtas naudojamas visoje mūsų Lietuvos verslo įmonių veikloje siekia 95 milijardus, jis taip pat padidėjo, tuo pačiu maždaug dydžiu, kiek nuosavas kapitalas didėjo, ir turto grąža per būtent 20 metus irgi pasiekė patį aukščiausią lygį, tai yra 6,7%. Tai pasaulinėse indeksuose žiūrint ir Lietuvos ilgalaikės tendencijas žiūrint, taip 10 metų perspektyvoje nuosavo kapitalo grąža yra siekia apie 10%, jinai dabar tikrai geresnė yra. Jeigu turto grąža pasaulinių lygių žiūrint, irgi 5-6% tikrai yra toks, netgi vakarų šalyse labiau netgi 4%, tai kai palūkanos šiuo metu yra 1-2% arba netgi valstybės skolinasi už neigiamas palūkanas, tai turto grąža 6,7% tikrai yra labai aukšta ir turėjo tendenciją augti. Be abejo, jeigu mes imtume apdirbamąją gamybą, matome, kad visiškai kiti rodikliai yra ženkliai geresni. Turto grąža 8,9%, nuosavybės grąža 16,5%. Jeigu mes paimtume, pavyzdžiui, didmeninę mažmeninę prekybą, mes matome vėlgi aukštesnius rodiklius negu vidurkis. Jeigu paimam, pavyzdžiui, tik didmeninę prekybą, mes matome beveik 18% nuosavybės grąžą. Ką tai reiškia, kad akcininkų turtas praktiškai per 5 metus akcininkų kapitalas padvigubėja per 5 metus prie tokios grąžos. Tai tikrai labai aukšti rodikliai ir atkreipiu jūsų dėmesį, kad labai šoko 20 metais tikrai pagerėjo jie. Ir į ką dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, tai yra į atsargas. Tai yra labiausiai įtakojamas rodiklis vadybininkų, pirkimo vadybininkų ir tai yra rodiklis santykinis GMROI. Tai yra angliškas rodiklis, jis pasaulyje prekyboje labai dažnai naudojamas, tai yra Gross Margin Return on Investment. Tai jeigu mes visą ekonomiką žiūrim, tai turime 206% ir tai pirmą kartą Lietuvos istorijoje viso verslo mes peržengėm 200% ribą. Galbūt ne visi esate girdėję ir tokia seminaro paskirtis išgirsti kažką naujo, susipažinti su naujais rodikliais. Tai yra vienas geriausių rodiklių, ypač prekyboje, kaip suprasti, ar mūsų turto grąža investuota į atsargas, ar jinai didesnę grąžą duoda nei pernai, ar jinai gera, ar bloga, ar gerėja, ar blogėja. Ką tai reiškia? Viso verslo atsargos yra 12, jeigu žiūrėti paskutinius metus, buvo 12 milijardų. Tai 200% GMROI sako, kad sukurta bendrojo pelno buvo 24 milijardai. Kitaip sakant, su vienu investuotu euru į atsargas mes sukūrėme 2 eurus pridėtinės vertės, tai yra bendrojo pelno.
Bet kai mes žiūrime jau kaip konkrečius sektorius, mes pamatysime, kad šitas rodiklis yra labai labai skirtingas. Pavyzdžiui, jis dažniausiai yra naudojamas būtent prekyboje. Tai visos prekybos GMROI yra tik 130%. Ir mes dirbame tikrai su Rivilės klientais, pavyzdžiui, Gulbelė, kuri turi jau įsidiegus analitiką, kurie labai koncentruojasi į šitą rodiklį ir tikrai jūs galite iš pelno nuostolio ataskaitų, iš balansų tą rodiklį lengvai suskaičiuoti. Paimate bendrąjį pelną ir padalinate iš atsargų sumos, kur yra nurodyta. Ir bendrasis pelnas yra balanse ir atsargų suma yra, kokią įmonė turi atsargas, jūs irgi šitos skaičius galite susiskaičiuoti ir iš kiekvieno pelno nuostolio ataskaitos, kiekvienos įmonės galima tai pamatyti GMROI. Tai noriu akcentuoti, kad yra pasiekta tikrai virš 200% įmonių, kurios tikrai naudoja analitiką ir į tai koncentruojasi. Ir tai ką tai reiškia, kad atsargos iš atsargų su pinigais investuotais į atsargas gali būti sukuriama 130%, arba 1 euras sukūrė 1 eurą vertės, arba 1 euras investuotas į atsargą sukūrė 2 eurus vertės, arba 3 eurus. Aukščiausias benchmarkas, kurį man tekę susipažinti ir analizuojant pasaulinių lygmenių, yra 400%. Tai yra 1 euras investuotas į atsargą sukūrė 4 eurus pridėtinės vertės. Įsivaizduokit, ką tai reiškia kaip akcininkam, kaip finansų vadovam. Jeigu jūsų dabar GMROI yra 100%, ir parodysiu vieną pavyzdį, kad pavyzdžiui, variklinių transporto priemonių sektoriaus GMROI yra 100%. 1 euras investuotas sukuria pridėtinės vertės 1 eurą per metus. Tai yra 2 keliai. Jeigu matom, kad galim padidinti pardavimus, tai reikia nedidinti atsargų, ir didinti bent 2 pardavimus su tuo pačiu atsargų kiekiu, arba atvirkščiai. Jeigu atsargų mes turime 600 milijonų eurų, tai šitam sektoriui galima mažintis atsargas, neprarandant pardavimų. Be abejo, visada yra sektoriai turi skirtingą specifiką, yra lustų pramonės strigimai, norima užsididinti atsargas, niekada negalima žiūrėti vien tik tai vieną rodiklį ir nežiūrėti, kas vyksta aplinkoje. Bet jeigu kalbam apie jau gryną mažmeninę prekybą, ten, kur yra maisto prekyba, kur yra, sakykime, kad ir ne maisto prekės, tai tikrai yra prekių, kur nėra jokio deficito, ten kaip, nežinau, kosmetika ar dar kažkas, kur galbūt statybinėse medžiagose yra deficitas ir tu tam tikrų laikotarpių turi užsipirkti atsargas ir čia yra viskas pateisinama. Svarbiausia, kad jūs žinotumėt šitą rodiklį, naudotumėte jį savo veikloje ir tuo būdu stebėtumėte, tai ar aš gerinu jį ar ne, nes jūs nepasieksite per 1 metus nuo 100% GMROI, nepasieksite 200. Retai tai būna, nes tai jau labai labai kardinalu. Bet jeigu jūs turite, pavyzdžiui, 1 milijoną eurų atsargų ir turite, nežinau, 1,5 milijono bendrąjį pelną per metus, tai susimažinti atsargų, pavyzdžiui, 100 000 eurų per metus, susimažinti 10% atsargų ir turėti tuo pačiu pardavimo augimą, tikrai yra įmanoma. O tai reiškia, kad akcininkam arba finansų vadovam tai yra ekstra 100 000 eurų apyvartinio kapitalo, kurį jūs galite naudoti iš ankstiniam mokėjimam, bet investicijoms galite naudoti tai pačiai Rivilės plėtrai, tai pačiai analitikos investicijoms. Ir tai galite tuos pinigus nukreipti į efektyvumo didinimo priemonės. Tai visiškai pabaigai noriu akcentuoti, kad kalbant apie grįžtų prie nuosavo kapitalo ir su šita žinutė šitą dalį norėčiau užbaigti, kad per paskutinius 10 metų tokios turto grąžos nėra buvę ir jeigu mes žiūrėtume apie pokytį, tai pokytis akcininkų prasme, nuosavo kapitalo prasme buvo plus 4 milijardai, veiklos pelnas buvo plus 7 milijardai, tuo tarpu darbo užmokesčio suma didėjo tik tai 400 milijonų eurų. Tai 2020 metai tikrai buvo labiau verslo suvaldymo prasme, stagnavo atlyginimai ir jie neaugo, bet įmonė sugebėjo suvaldyti kaštus, sugebėjo išlaikyti tą patį lygį pardavimų. Ir labai trumpai noriu parodyti, kad
iš tikrųjų visiškai priešingai yra, aš peršokau į kitą langą. BI Free Sodra būtent yra mūsų sukurtas nemokamas appsas, kuriame galite matyti darbo užmokesčio tendencijas. Tai noriu parodyti, kad paskutiniais mėnesiais, tai yra 2021 metais, yra visiškai darbuotojų rinka. Jeigu mes matome darbo užmokesčio sumą, viršutinė kreivė rodo darbo užmokesčio sumą išmokėtą kiekvieną mėnesį. Tai mes matome, kad kiekvieną mėnesį vidutiniškai dabar išmokama 200 milijonų eurų daugiau, vietoj COVID bazės čia 300 milijonų buvo netgi daugiau. Kitaip sakant, per pirmus 10 mėnesių Lietuvos darbuotojai, 1,2 darbuotojų, gavo 1,5 milijardo eurų daugiau darbo užmokesčio lyginant su pernai metais. Tai jeigu mes 2020 metus turėjome darbdavių rinką, kur stagnavo, visi laikėsi savo darbo algos, nebuvo didinamos ir padidėjo veiklos pelnas 1,4 milijardo ir darbo užmokestis padėjo tik tai 400 milijonų eurų, tai šiuo metu kaip niekada yra svarbu susižiūrėti darbo užmokesčio tendencijas, nes darbo užmokesčio sumos augimas viršyje praktiškai 12-13% siekia. Nuo metų pradžios jis netgi 14% siekia. Ir dar vieną akcentą norėčiau parodyti, kad dar niekada nėra buvę tokio aukšto darbuotojų kiekio dirbančio pagal darbo sutartis. Per paskutinius 10 metų gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo daugiau kaip 300 tūkstančių gyventojų. Tuo tarpu analizuojamas 5 metų laikotarpis akivaizdžiai rodo, kad 5 mėnesiai iš eilės mes turime visų laikų rekordą dirbančiųjų pagal darbo sutartis. Tai yra 1,273 tūkstančiai darbuotojų. Ką tai sako jums kaip verslininkams, kaip savininkams, kaip vadovams? Neturėkite jokių iliuzijų, kad norėdami padidinti ten, 10% pardavimus, reikia nusisamdyti pigių darbuotojų, po ten bruto atlygis, 850 eurų, nes tiek mokėdavom prieš 5 metus ir kad tokiu būdu mes tvariai auginsime savo verslą. Tai yra iliuzija, tai yra tik tai personalo vadovų kankinimas ir tai tikrai niekur nenuves. Nes darbo užmokestis yra berods 2 savivaldybės darbo likę, tai yra Zarasų ir Šalčininkų, kur vidutinis darbo užmokestis bruto buvo žemiau 1000 eurų. Visos kitos savivaldybės jau yra virš 1000 eurų, o vidutinis atlygis jau siekia netgi 1400, 1500, Vilniuje 1600 eurų bruto. Tai reiškia, kad ypatingai dabar svarbu, ką ir Vilė pristatinėja, tikrai investuoti į papildomus matavimus, dimensijas, rodiklius, stebėti kiekvieno darbuotojo efektyvumą ir daryti veiksmus, kurie lemia to efektyvumo didėjimą. Kitaip sakant, jeigu jūsų įmonė planuoja augti iki 10% kitais metais ir jūsų įmonės efektyvumas nesiekia vidutinio savo sektorėje, pavyzdžiui, bendrai ten mažmeniniai prekyboje nesiekia 120-130 tūkstančių eurų, aš būdamas akcininku, aš neleisčiau priminėti nei vieno darbuotojo, netgi rekomenduočiau mažinti darbuotojų kiekį tam, kad turėčiau iš kur didinti atlygį. Nes 10% augimas, tai reiškia, kad reikia didinti efektyvumą ir tuo pačiu tiem darbuotojams, kurie dirba, didinti atlygį, kad jisai nuo 900 eurų padidėtų iki 1000 eurų, nuo 1000 eurų padidėtų iki 1100 eurų. Nes darbuotojų pritraukimas bus tik sudėtingesnis. Tai rodo šitie skaičiai, šitos tendencijos. Ir paskutinį gal akcentą noriu pasakyti, kad jūs galite rasti būtent BI Free Sodros mūsų aplikacijoje, galite rasti dar ir Lietuvos verslo efektyvumo aplikaciją, kurioje jūs galite analizuoti 70 milijardų apyvartos įmonių sąrašą, kurios uždirbo 5 milijardus pelno. Ir kadangi registrų centras yra atvėręs jau duomenis ir mes juos viešai prieiname prie jų, tai ką mes padarėme? Mes padarėme tokį dalyką. Paėmėme iš registrų centro duomenis ir pardavimo pajamas ir pelną sulyginome su
sodros skelbiamais duomenim, kiek dirbo darbuotojų, kokia buvo darbo užmokesčio suma. To pasiekoje mes turime rodiklius, kurie labai gerai iliustruoja, kas vyksta rinkoje. Tai pavyzdys, ir jeigu mes žiūrėjome prieš tai visos ekonominės veiklos EPSA, tenai buvo 95 milijardų apyvarta su 80 tūkstančių įmonių, tai mes čia atrinkom visas įmonės, kuriuose dirba 10 darbuotojų ir daugiau ir kurios yra paskelbę duomenis į registrų centrą atvirai. Tai atkreipiu dėmesį, kad čia yra daugiau negu 70% visos Lietuvos rinkos. Ir visa tai yra, galit pamatyti įmonės lygmenyje. Pavyzdžiui, domina didmeninė mažmeninė prekyba. Ok, matom, 200 tūkstančių pardavimo pajamos per darbuotoją. Pasivertėm pagal sektorių, pasiėmė mažmeninę prekybą. Prašau, domina dar labiau tik tai mažmeninė prekyba, kur maistas. Pasirinkom tik maisto prekybininkus. Pasirinkom galbūt įmonės dydį tik tai stambios. Ir pasižiūrim pagal įmonės pavadinimą. Viskas. Mes jau turime Maxima, Palinkas, Norfa, Rimi, sutikit, kad čia yra tikrai tos įmonės, kurios užsiema maistu. Ir mes matome, kad kas rinkoje augo, ir jeigu rinka bendrai augo šitų žaidėjų 2,2, apyvartos kiekis yra 3,6 milijardo. Tikrai labai daug. Pelnas 279 milijonai. Matome, kurie augo, kurie krito. Jeigu yra aukščiau vidurkio, yra žalia, jeigu žemiau vidurkio, yra raudona. Pardavimo pajamos per darbuotoją. Kažkas turi aukštesnį vidurkį, kažkas turi žemesnį. Ir jeigu kažkuri įmonė, pavyzdžiui, darbo užmokesčio procentas nuo apyvartos, yra mokama 9,3. Šitų konkrečių įmonių darbo užmokesčio fondas yra 9,3. Ir atkreipkite dėmesį, pavyzdžiui, du didieji žaidėjai moka 8,4% nuo apyvartos darbo užmokesčio santykis su apyvarta. Bet darbo užmokesčio suma yra labai skirtinga. Vienur yra 1200, kitur 923 eurai. Ir ką mes matome? Dėl ko taip yra? Nors procentas nuo apyvartos mokamas tas pats, bet efektyvumas per darbuotoją yra labai skirtingas. Ir to būdu darbo užmokestis yra labai skirtingas. Tai čia norėjau pavyzdį parodyti, kad negalima tik vieno rodiklio susifokusuoti vieną rodiklį ir jį žiūrėti tik tai vieną. Visa analitika turi būti žiūrima kompleksiškai ir visą tai jūs galite susirinkti tiesiog. Sakot, noriu palyginti šitas 4 bendrovės ar 5, susirinkote tas bendrovės, kurios jūsų yra stebimos ir jūs turite šitų bendrovių efektyvumo rodiklius už paskutinius metus, tai yra 20 metus, už kuriuos naujausiai yra paskelbti duomenys. Tai tiesiog seku laiką ir matau, kad reikėtų turbūt paklausti Mariaus, ar mes turime klausimų. Tai jeigu yra klausimų, tai pasistengsiu į juos atsakyti. Taip, klausimų šiek tiek turime. Iš tikrųjų, pirmas klausimas, vos tik pradėjus prezentaciją, toksai, kad analitikos aplikacija pati, kur ją galima rasti. Aš nuorodą nusiunčiau, tai bifree.lt puslapyje yra, užsiregistruojat, gaunat ir tai nemokamai, ar ne? Taip, visa tai labai geras klausimas ir mes labai daug į tai investuojame, kad vieši duomenys, kurie šiuo metu yra prieinami tiek sodros, tiek registrų centro, švelniai pasakysiu, jų reiškiasi analizė, netgi mums būnant analitikams, yra sudėtinga, mums jinai yra sudėtinga. Todėl mes paėmėme duomenis ir juos taip atvaizdavome, taip investavome savo laiką, savo pinigus, kad parodyti, ką iš viešų duomenų galima padaryti. Tai visa tai, ką jūs matėte, tiek visos ekonominės veiklos EPSA, tiek, reiškiasi, pagal įmonės detaliai 70 milijardų, tiek bifree sodra, kur yra atlyginimai kiekvieną mėnesį skelbiami, visą tai jūs galite rasti bifree.lt, tiesiog į Google susivedę bifree sodra, arba bus pasidalinta šitą nuorodą, gausite prisijungimus ir visiškai nemokamai naudokitės. Ir jeigu kažkam kils klausimų, drąsiai susisiekit su mumis tais nurodytais kontaktais ir mes tikrai padėsim jums nardyti po tuos duomenis, kurie čia yra pateikti. Tai
Toks būtų atsakymas. Supratau. Tai iš tikrųjų visas analitikos grožis, kaip visada, yra iš to, kad turime keletą tokių šaltinių atskirų, iš kurių sunku pamatyti iš tų Exceliukų tą analizę kažkokią padaryti. Bet kai mes juos apjungiame į vieną visumą, vizualizuojam, tai yra visai kas kita. Taip, būtent. Supratau. Ir naudojant šitą aplikaciją galima pasižiūrėti savo kaip įmonės, ar ne, duomenys pasilyginti su savo konkurentų segmentu, su klientu, kaip jie gyvena ir kuom balsuoja. Taip, iš esmės, jeigu jūs paskelbėt laiku į registrų centrą, jeigu įmonė paskelbė iš esmės laiku į registrų centrą duomenis ir nėra specifinių ten apskaitos metų, kad ten nuo Liepos 1 iki Liepos 1, tai tie duomenys ir virš 10 darbuotojų yra, tai tuos duomenys greičiausiai rasite. Mes pastoviai tą appsą atnaujinsime, kai tik pasipildys naujais duomenimis. Jeigu kalbėti apie darbo užmokesčio tendencijas, visos įmonės, kurios yra 4 darbuotojai ir daugiau, visos įmonės yra nemokamame appse. Jų yra virš 40 000 įmonių, duomenys yra visiškai atviri ir atsinaujina kiekvieną mėnesį. Tai reiškia, kad jūs galite, jeigu anksčiau būdavo, kad vieną kartą metuose pasitvirtinam biudžetą, darbo užmokesčiui numatom 7,2% ir čia turėtų būti gerai, tai čia yra praeitis. Įmonės dabar stebi kaip minimum kas mėnesį dinamiką, analizuoja medianas, kvantilės, atlygio teisingumą, pagal pareigybės. Tai yra žymiai detaliau einama į analitiką ir žymiai dažniau daromos atlygio peržiūros, nelaukiant, kol galbūt atsiras minus 100 darbuotojų trūkumas ir tada jau ojojoj, mes čia pavėlavę, jau konkurentai mūsų yra aplenkę. Taip, o pasivyti visada sunkiau negu išlaikyti tempą. Pasivyti visada galima, bet energijos išnaudoti nuolatiniam važiavimui su dviračiu yra vienoks energijos kiekis naudojamas. Čia yra fizika. Norint įgyti didesnį greitį, reikia pagreičio, tai o pagreičiai sunaudojama yra daugiau energijos. Taip. Ir perinant prie tokio galbūt iš kito kampo šiek tiek pačios analitikos, tai apie JMROI rodiklį. Taip. Ar ne? Tai rodiklis parodantis atsargų atsiperkamumą. Taip. Ne? Iš principo. Tai jūs turite standartinės aplikacijas ir tas rodiklis ten standartinėse aplikacijose jis toks yra. Taip. Tai reiškia, kad jeigu anksčiau įmonės nagrinėdavo tik tai, aš turiu 1 milijoną atsargų, aš iš jų visai gerai uždirbu, pelningumas 3%, viskas gerai, turiu 20 tiekėjų, viskas yra tvarkoje. Šiandien dienai analitika yra daroma su JMROI, tai yra vienos prekės lygyje. Tai reiškia, kad aš galiu pagal tiekėjų žiūrėti JMROI, kai reikia apsispręsti, iš kurio tiekėjo aš daugiau uždirbu. Tai tiekėjų lygiai JMROI. Jeigu man lentynose trūksta vietos ir kuriai kategorijai skirti daugiau ploto, aš galiu spręsti per kategoriją. Pienas, duona, bulka, makaronai, kuriai kategorijai daugiau skirti vietos. Netgi tame pačiame tiekėje, jeigu jis yra labai pelningas kaip tiekėjas ir jo geros sąlygos, mes pasiverčiame šitą į prekės lygių ir matome JMROI prekės lygių. Kiek vienas SKU sukūrė į jį investuotos atsargos, kiek sukūrė vertės. Ir tai, ką akcentuoja būtent su Rivilė, mes ir turim, turbūt čia visiems Rivilės vartotojams yra turbūt labai pasisekė, nes mes daug bendradarbiaujam kartu ir darom bendrus renginius ir turime, jeigu Sales Pro pavyzdžiui, tai mes netgi per valandą laiko galime užjungti jūsų duomenis ir jūs jau 30 dienų galite nemokamai naudotis ir išbandyti, net neinvestavus ten nei 10, nei 20 tūkstančių eurų, tiesiog išbandyti, kaip jūsų duomenys būtų atvaizduojami ir kokį jūs matytumėt naują pjūvį su savo duomenim. Ir jūs, aišku, padedat suvokti, kokius skaičius matom ir ką jie... Taip, čia yra svarbiausia dalis. Nusipirkti įrankį arba kitų konkurentų dažniausiai sako, aš turiu ten kažkokį įrankį pigiau, viskas tvarkoja, galit brangų įrankį turėti, galit pigų turėti. Jeigu jūs jo nenaudojate, tai yra išmesti pinigai arba turtas, kuris nenaudojamas, jisai tiesiog nekuria vertės. Įsigyti įrankį šiandien yra paprasta, kiekvienas tai galima padaryti per keletą minučių, bet kaip iš jo daryti įžvalgas, čia yra didžiausia vertė ir čia yra didžiausias mūsų know-how. Supratau. Gerai, tai dar klausimų šiek tiek buvo, bet aš manau, mes juos atsakysime asmeniškai.
Ir norėčiau padėkoti Vytautui už tokį šaunų pristatymą. Iš tikrųjų, informacijos buvo pakankamai daug, tai manau, reikia laiko šiek tiek suvokti visus rodiklius, o iš tikrųjų įrašą visi gausite, bus pateiktas įrašas, galėsite peržiūrėti dar kartelį, o aplikacija bus prieinama nemokamai ir tikrai galite imti, naudotis ir žiūrėti, analizuoti. Tai ačiū visiems, ačiū Rivilijai už suteiktą galimybę. Dėkui. Dėkui.